Taisyklingosios piramidės. Erdvinis kūnas, kurio viena siena, pagrindas, yra koks nors daugiakampis, trikampis, keturkampis, penkiakampis ir taip toliau. O kitos sienos, šoninės sienos, yra trikampiai turintys bendrą viršūnę, vadinamas piramide. Piramidės pavadinimas priklauso nuo to, koks daugiakampis yra jos pagrindas. Trikampė, nes pagrindas yra trikampis. Keturkampė piramidė, nes pagrindas yra keturkampis. Penkiakampė piramidė, nes pagrindas yra penkiakampis. Piramidės, kurios pagrindas yra taisyklingas daugiakampis, lygiakraštis trikampis, kvadratas, taisyklingas penkiakampis, o šonės sienos yra lygus lygiašoniai trikampiai, vadinamas taisyklingąja piramide. O kaip pastatyti piramidę? Piramidės išklotinę galima gauti piramidės formos dėžutę sukarpius, pavyzdžiui, perkerpant per šonės sienos briauną. Paveikslėlį yra pavaizduota išklotinė keturkampės piramidės, kurios pagrindas yra kvadratas, o štai čia atsilenkia šonės sienos. Jeigu norėčiau padaryti trikampės piramidės išklotinę, tai man reikėtų pagrindą štai čia padėti, o štai čia būtų šoninės sienos. Atsakykite, kaip pavadintumėte lentoje pavaizduotas taisyklingąsias piramides ir koks daugiakampis yra kiekvienos pavaizduotos piramidės pagrindas. Susipažinkime su tetraedru. Taisyklingoji trikampė piramidė, kurios sienos ir pagrindas yra lygiakraščiai trikampiai, vadinama taisyklingąja piramide ir tuo pačiu tetraedru. Išnagrinėkime tokį uždavinį. Taisyklingos trikampės piramidės šoninės sienos yra lygiakraščiai trikampiai, kurių kraštinių ilgiai yra 8 decimetrų. Galiu parašyti, kad visur čia yra po 8. Apskaičiuoti prašo piramidės visų briaunų ilgių sumą. Jūs žinote, matote, kad piramidės visų briaunų iš viso yra 6, tai yra mūsų pagrindas turi 3 briaunas ir dar šoninėse sienose yra tos pačios 3 briaunos. Tai pirmos užduoties atsakymas bus 6 × 8, o tai yra 48 decimetrai. Antroji užduotis prašo apskaičiuoti pagrindo plotą. Pagrindo plotas taisyklingo trikampio turi formulę a² šaknis iš 3 dalintas iš 4, todėl man beliko tik tai rašyti 8 kvadratu ir atlikti veiksmus. Gauname 16 šaknų iš 3 decimetrų. Trečioji užduotis prašo šoninės sienos aukštinės ilgį. Nusibraižau, kurioje vietoje yra šoninės sienos aukštinė. Ir matau, kad šoninę sieną galiu persibrėžti štai čia. Lygiakraštis trikampis. O man reikia rasti štai to trikampio aukštinę. Žinome, kad aukštinė H dalina priešais esančią kraštinę į 2 lygias dalis, todėl jos yra po 4 decimetrus ir pritaikius Pitagoro teoremą parašau, kad tai yra trikampiui A, B, C, kad jis yra status ir mano H bus kvadratinės šaknis iš 8 kvadratų minus 4 kvadratų. O tai yra 4 šaknys iš 3 decimetrų. Ketvirtoji užduotis prašo surasti šoninės sienos plotą. Aš jį apskaičiuosiu štai čia, kad geriau matytumėte, ir parašysiu šoninės sienos plotas, tai bus trikampio plotas, kurio pagrindas yra 8, aukštinę mes ką tik apskaičiavome. Padalinti reikia šią sandaugą iš dvejeto.
Ir gauname, kad tai yra 16 šaknų iš 2 ir jau tai bus decimetrai kvadratu. Pabandykite nusibrėžti trikampę, keturkampę, penkiakampę, šešiakampę piramides, paskaičiuoti, kiek turi viršūnių, briaunų ir sienų jos.